žvėris, kuris startuoja su galingu ugnies ženklu ir galinga žirgo energija, tai yra materializacijos veikimo laikas, kūrimo laikas. Ir būtent šiais metais aš noriu skirti mūsų Lietuvos auditorijai kaip simbolį vieną kartą per metus mūsų moteriškai bendruomeniai susijungti per šitą gyvą podcastą. Tai yra momentą, kuomet aš susitinku su viena iš moterų, bus klausinėjama manęs, arba mes tiesiog darysime tokį mini dialogą, per kurį mes kalbėsimės ir su kiekviena iš jūsų. Pirmiausia, tos, kurios prisijungėt į šią intimę erdvę, aš esu labai dėkinga, nes jūs pirmosios, kurios turėsit galimybę paklausti ir pasidovanoti savo atsakymus. Ir kitas momentas, kas mūsų šiandieną laukia, tai ne tik istorijos, ne tik ta dalis, kuri, sakykime, gali įkvėpti mus, bet ir praktika. Praktikos dalis yra viena iš svarbiausių momentų šio vakaro akimirkoje, nes mano tikslas yra, kad kiekviena iš jūsų išsineštumėt tą apčiuopiamą pojūtį, kas yra nuraminti savo nervinę sistemą. Ką reiškia vis dėlto kūne pajausti, kad aš galiu kontroliuoti savo būsenas, aš galiu pakeisti jausmą fiziškai ir pakeisti savo sąmonės būseną per vos 10 minučių. Tai šitas mūsų laukia susitikimo pabaigą. Tikimės užtrukti valandą, priklausys aišku nuo jūsų klausimų jūsų klausimų mano atsakymų, bet aš tikiu, kad mes su Viktorija pabendrausim giliai ir prasmingai per visų mūsų suburtą interesą. Tai yra vis dėlto kaip gyventi galingai, bet tuo pačiu ir neperdegant. Ir prieš pakviečiant Viktoriją į pokalbį, aš norėčiau kiekvieną pakviesti trumpam užmerkti akis. Trumpam užmerkti akis ir įkvėpti giliai į savo širdį, taip kaip darytum tu savo namuose, kuomet randi akimirką minutę sustoti. Ir kada giliai įkvėpi į savo krūtinę, iškvėpdama tiesiog sustok ir paimk save, atidaryk save už visų rolių, už visų įsipareigojimų ribų. Ir pastatyk save į situaciją, į savo galingiausią širdies troškimą, kuomet tu lieki viena su pasauliu, visata, Dievu, kūrėjų, savo aukščiausią versiją, savo sielą. Ir aš noriu, kad tu tiesiog kvėpuotum į šitą intenciją, į šį klausimą. Kas vis dėlto šiame pasirinktame mano fizinėme gyvenime yra aukščiausia ir tikriausia aistra man? Kas kelia mane kiekvieną rytą iš lovos, už pareigų, už nuostabių prisirišimų prie savo vaikų ar šeimos, ar tikslų, ar darbų, ar pasirinktų rolių. Bet ten giliai širdyje, dėl ko aš atėjau į šitą mokyklą vadinamą gyvenimo, ir įsipareigojau materializuotis, įsikūnyti ir būti tai, kas aš esu. Ne tai, ką į mane pasaulis projektuoja, ne tai, ką aš sukūriau iš savo galbūt nepasitikėjimo, bet tai, kas aš esu savo esatyje iš tikrųjų ir koks troškimas manyje aplanko čia ir dabar. Akistatoj su savim ir visata, su savim ir Dievu, su savim ir savo sielą. Ir tebūnie šitas klausimas, galėsi jį užsirašyti, pasikviesti save į tolimesnę mūsų meditaciją, nes mes pratęsim šį klausimą aktyviai per Soma praktiką mūsų susitikimo gale. Tegul šis klausimas aktyvizuojasi tavo širdyje, tavo mintyse, tavo kūne.
Ir aš noriu pakviesti jūs visas prisijungti su kameromis, jeigu tik norite, kad aš jūs galėčiau matyti, kad galėčiau su jumis bendrauti, kad galėtume mes um, tikrai pratesti nuostabų pokalbį kartu. O prie viso to aš noriu pakviesti Viktoriją prisijungti ir pabendrauti su tavim, Viktorija, ir ačiū tau, kad leidai savo pirmiausia peržengti šitą ribą, nes Viktorija yra pirmas dalykas nuostabi moteris, galinga moteris, verslininkė gyvenanti Italijoje, kuri surado mane ir privertė mane pažvelgti į pasaulį, kuris buvo pilnas atradimų. Per Viktorijos kelionę į save aš patyriau be galo daug prisiminimų pati apie save, be galo daug įgalinimo, jog galima per mūsų valią, kiekviena, kada mes pasirenkam ir turim tą stiprią valią, kada aš nusprendžiu keisti kažką savo gyvenime, mes galim tai padaryti. Ir joks mokytojas nesustabdys mūsų arba už mus to nepadarys. Svarbiausia, kad tai gali būti gera įtaka, geras įsikvėpimas, bet ką mes turime savo pokytyje daryti gyvenime, tai yra nuspręsti pačios. Taigi, Viktorija, aš noriu su tavim pasisveikinti, padėkoti tau ir paklausti, kaip tu laikaisi, kaip tu jautiesi čia ir dabar šitoje premjeroje kartu su manimi, jau ne intimiai ir nesmeniškai, o daugiau atskleidžiant savo veidą ir kitoms. Sveikas, merginas, sveika Leonora. Jaudinuosi. Mano pirmas išėjimas į eterį. Kaip Premjera. Tai labai jaudinuosi. premjera. Labai gera žinoti, kad išėjimas iš komforto zonos yra pats nuostabiausias, pirmas dalykas, pats nuostabiausias augimas. Taip, o kiek širdučių čia gauni. Ir pats galingiausias savęs plėtimas per žinojimą, per įėjimą į ten, kur mes nežinome. Tai vat, gal nuo to ir pradėsim, Viktorija, nes aš niekada nepamiršiu tavo tos pirmosios žinutės Instagramoje, kada tu tiesiog man parašei ir sakai, aš noriu, aš tikiu ir aš noriu susitikti, nes jaučiu, kad atėjo laikas keistis. Ką tu tuo metu jautei ir kur tu tuo metu buvai ir kas tave pastumėjo vis dėlto paimti ir parašyti kažkam, su kuo tu niekada nebuvai susipažinus ir susitikus ir staiga priduoti vos ne savo gyvenimą ir galvoti, kad kažkas pasikeis. Kai aš Leonora, tavęs, kaip sakiau, net nesekiau Instagrame. Aš žinojau tave iš televizijos, tavo knygą turiu Sielos aritmetiką ir aš tavęs net nesekiau. Tai aš atsimenu, mano situacija buvo tokia ir aš galvoju, kapėt, dabar reikia kažką keisti. O kad keisti, turiu aš keisti. Niekas už mane nenugyvens mano gyvenimo ir niekas nepriims sprendimų. Ir mano buvo nervinė sistema visiškai išbalansuota, buvo didelė nemiga. Jau buvo porą metų trunkanti, turbūt 2 metai. Su nerimo atakom, su panikos atakom ir pas daktarus eina, tai bus vaistai ir tie man vaistai pradėjo ten jau per visur kilt, kur įmanoma. Ir tu neišsigydysi vaistais. Kažką reikia keisti, daryti, o keisti yra tikrai nelengva ir aš galvoju, man iškrito, aš atsimenu, aš nesekiau Instagram'e ir tiesiog guliau lovoj, galvoju, bet man jau buvo galvoj porą mėnesių, kad kažką jau turiu keisti gyvenime, nes blogiau jau čia, nebegaliu taip eiti, kaip ėjau. Ir aš atsimenu, guliau vieną vakarą lovoj ir tiesiog nežinau, kodėl aš kažkaip tave prisiminiau, kažkaip nuėjau pažiūrėti tavo profilį ir buvo tavo Instagram story apie mentorystę pasidalinta. Ir aš tiesiog intuityviai, net negalvodama kažkaip, kaip žmogus atsikelia, eina į tualetą intuityviai, be jokių kažkokių apmąstymų, kažkas lyg vedant, ir parašiau. Ir tiesiog buvo tokia mano mintis, jau blogiau man čia jau nebus, žinai, kažką reikia daryti ir tvarkyti, nes aš jau niekur nebenueisiu taip toliau, kaip ėjau iki šiol, ar ne?
Ir Viktorija, tu kada susisiekei su manim? Ačiū merginos, kad jungitės kameromis, man gera matyti jūsų veidus ir daug pažįstamų veidų, tikrai gera matyti, aš visas įsijaučiu ir mes bendraujam kartu, taip kad labai labai kviečiu prisijungti ir per kameras. Tai Viktorija, grįžtant prie tos akimirkos, kada tu susisiekei su manimi, mes susitikome online ir tu pradėjai man dėstyti savo galbūt didžiausią gyvenimo dugną. Taip? Jo. Ir aš prisimenu tavo akise abejonės. Tu sakai, ar mes tikrai čia kažką galim pakeisti? Aš nemiegu jau tiek metų, man nepadeda nei vaistai, aš negaliu susikaupti, aš neturiu, žodžiu, pas tave pradėjo eiti, gal tu daugiau gali galbūt apibūdinti tą būseną ir tą abejonę iš tikrųjų, nes jeigu vaistai nepadeda, kas čia, kodėl kažkoks žmogus kitoj kameros pusėje gali tau padėti. Kas vyko tavyje tuo metu? Ir matai, Leonora, aš niekada tais dalykais nei domėjaus, nei dirbau, nei žinojau. Mm, Tiesiog aš nebuvau ta moteris, kuri draugė parekomendavo, kuri važiavo į retrytą, kuri turi draugę, kuriai užsiminėja tais dalykais, energetika ir visais, ar ne. Aš nieko nežinojau. mm, Gal dėl to irgi man pasisekė, kai tu neturi kažkokių susidariusių, žinai, projekcijų. taip, Ir aš nežinojau, kur aš einu ir aš nieko nesuvokiau, kas gali būti, bet buvo pasitikėjimas. taip. Nu, kad aš, nu, nežinau, aš jaučiau, kad aš ten turėjau, buvo ir pasitikėjimas ir buvo labai didelis mano, turbūt mano sielos vedimas, kad eiti, 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 ar ne? Ir buvo abejonių, galbūt net vidury, ne pačioj pradžioj, kur, kas čia per nesąmonė, žinai. Tikrai Mhm, būdavo, nes ego, protas, nes tikrai tie dalykai, jie, nesustvarkys per valandą ar dvi, tai reikia tikrai nuolatinio darbo, pačio žmogaus įdirbio, ar ne? Ir ką mes laiką kalbėdam su Leonora, kad um, tu gali paruošti maistą ar ne vakarienę, bet sukramdyti ir suvalgyti tai aš turėsiu. mhm, Tai mhm. tą, manau, turi kiekviena moteris žinoti tą dalyką, kad reikės pačio žmogaus įdirbio, noro ir pasitikėjimo. Nes niekas maisto nesukramtys. Nesukramtys Leonora už mane. Ne, nei praryti, nei suvirškinti mes negalime. Gali Mes nebent galime. pagaminti. Tikrai taip. Ir iš tikrųjų mes tampame tie gurmaniški kulinarai, kuo daugiau gaminam. Tai man patinka iš tikrųjų gaminti sielai maistą ir jį kurti ir puoselėti sielą. Kaip tu paminėjai, ne ego, ne. Ego yra nuostabus dalykas, jeigu mes jį naudojam labai proporcingai ir tikslingai. Taip, kada žmogus atsistoja į poziciją, jog aš esu nuolankus tarnautojas arba aš esu nuolankioj tarnystėje savo sielos, tai yra savo aukštesnės intencijos, savo širdies, balso, savo intuicijos, būtent tave kaip atvedė, būtent kartu susitikti, tai čia va tas vedimas, kada tu nuolankiai, be proto įsikišimo ėjai ir darai, ką reikia daryti, ką jaučiam daryti be mąstymo. Taip, jeigu mes kiekvienas žmogus atsisėstume į tą vadinamą tyrumo kėdę su savimi ir šitą klausimą, kuriuo aš pradėjau mūsų pokalbį, jūs užsirašysite ir medituosite ties juo arba praleisite bent 5 minutes kiekvieną dieną, kas iš tikrųjų vis dėlto tas tikras troškimas man gyventi čia. Dėl ko aš vis dėlto įsikūnijau visą taip, daug gyvenimo, tėvai, vaikai, draugai, rolės, bet kas tas viduje, kuris manyje liepsnoja kaip aistra, aistra būti, aistra padėti, aistra būti tėkmėje, aistra tiesiog būti savimi. Tai va ta tiesa yra siela arba ta vadinama tavo ašis, tavo esatis. Ir Viktorija be jokios, sakykime, dvasinio pasiruošimo, jinai tiesiog žiūrėjo mane tokiomis didelėmis akimis ir sako, jeigu aš neužmigau per tiek laiko, kaip gali būti, kad aš paimsiu ir dabar pradėsiu miegoti. Sakau, Mhm. Viktorija, pabandom. Nėra ką prarasti, taip? Nėra ką prarasti, tiesiog bandom, investuojam energiją, dėmesį ir laiką per praktikas. Ir Viktorija, kada pas tave, nes kelionėje visada visko būna, taip, ypatingai, kaip tu sakai, įsiterpia protas, įsiterpia abejonės, pradedi nesuprasti, kas vyksta. Realiai tuo metu vyksta labai daug, nes mes, kaip sakoma,
išrakinėjam konstrukciją savęs kaip įsivaizdavimo ir pereidinėjam į gilesnį savęs apimtį, bet tuo metu, kas tau padėjo atlaikyti, kada tu pradėjai abejoti? Nes kaip sakoma, viso gyvenimo sukaupta, galbūt sukaupti blokai, patirtys, limituojančios patirtys, skausmai, nerimas, išbalansuota nervinė sistema, hormonai įsibalansavę, tai nebus, kad mes per vieną savaitę padarysim. Tai va tuo metu, kada mes pradėjom dirbti, kurioje vietoje buvo tau didžiausia abejonė ir kas tau padėjo išlipti iš tos abejonės? Aš atsimenu, buvo nukritimų, to tokia kaip spiralė, ar ne? Um, Nežinau, Leonora, man tiesiog buvo ėjimas, kad reikia tas gal stumimas iš vidaus ar nesielos, kad eit į priekį. Ir Mhm. žiūrėt kartais, nes vėl protas nori žiūrėti galutinį rezultatą, Taip. žiūrėti mažais žingsniukais. Mhm. Ir prisimeni tą džiaugsmą, kada tu man paskambinai ir sakai, Leonora, aš šią naktį miegojau ir neatsikėliau ir aš negaliu patikėti. Jo, aš atsimenu, tam parašiau ir po to norėjau miegoti ir pietų ir taip toliau, nes pradėjo atsiblokuoti nervinė sistema ir pradėjo nebereikėti vaistų. Būdavo nukritimų, bet jie vis seko ir po to nukritimų nebeliko. Tai viena iš praktikų, kuri tau labiausia padėjo priartėti prie, sakykime, nuraminimo nervinės sistemos, kuri buvo, kai mes dirbom kartu. Tai soma. Mano Mhm. buvo tik numeris vienas, soma kvėpavimas. Mes ar nedirbom sesijose kartu, vėl šiek tiek su energetika, ar ne. Ir aš tikrai kiekvieną dieną sąžiningai kvėpuodavau. Mhm. Tai soma kvėpavimą tu tiesiog įsigijai kaip online produktą, Jo. kurį aš tiesiog pasidalinau su Jo, tavimi. tu man tiesiog irgi rekomendavai, kad, man atrodo, Viktorija Štupičiukais tau labai padės. Ir aš Mhm. jau, ir aš tikrai kiekvieną dieną, žinokit, tikrai po mėnesio pradėjo jau viskas tvarkytis. Bet Mhm. reikėjo, ar ne? Tikrai neužteks ten 1 ar 2 dienų, kad atblokuot ten tą sistemą, kur ten jau mano buvo visiškai užblokuota. O ką tu pasakytum, tom moterim, kurios, irgi mes gavom po pirmo mūsų podcast'o nemažai skambučių, susitikimų su mūsų komandos seserim dėl mentorystės ir moterys sako, jeigu aš tikrai žinočiau, kad išeičiau iš tos problemos, kurią aš turiu dabar, jinai man kartojasi visą gyvenimą, jeigu man tikrai jūs garantuotumėte, tada aš tikrai eičiau į mentorystę. Bet jeigu ne, tai o iš kur man žinoti, ar tai bus, ar nebus. Ir šitoj vietoje aš galvoju, ką tu galėtum iš savo, sakykime, pozicijos, kur tu irgi rizikavai, ką tu galėtum pasakyti tokiom moterim, kurios abejoja kartais, nebūtinai mentorystės metu, bet suteikti savo galimybę atsidurti kažkur kitur, negu yra šiuo metu. Aš manau, jeigu yra didelis noras, jeigu jau yra ir žmogus yra pasiruošęs, ir jisai kreipiasi ar ne pagalbos, ar ne į tave, ar kažkur, ar ne, su ta pagalba, manau, kad tikrai bus rezultatai. Bet žmogus Mhm. turi būti pasiruošęs priimti irgi sprendimus, kas ir mano gyvenime buvo sprendimų prieimimas, ar ne, tai jis nėra lengvas, bet jeigu bus, aš manau, kad viskas ir bus pokyčiai. Kaip sakoma, kada mokinys yra pasiruošęs, mokytojas ateina. Ir ateina mokytojas ne tas, kurio galbūt norime arba įsivaizduojame, koks jisai turi būti, bet būtent tas, kurio labiausiai mums šiuo metu reikia. Dažniausiai mes ateinam ir sakom, aš keisiuos taip ir taip ir taip, darysiu tą ir tą, kad būtų toks ir toks rezultatas, ne? Bet ateina momentas, kur mums gyvenimas duoda absoliučiai kitokius rezultatus arba visiškai kitą procesą, negu mes tikėjomės. Ir kaip svarbu yra pasitikėti, jog netgi kartais per negatyvę, įsivaizduokit, mes galim eiti į santykius, kur galvojame, kad mes auksime meilėje, o iš tikrųjų išaugome į meilę per skausmą. Taip, kad skausmas buvo mūsų mokytojas, o ne meilė, bet skausmas priminė, kas yra meilė. Gali būti ir tokių pozicijų. Ir kaip svarbu suvokti ir pasitikėti, kad nesukristi į aukos poziciją, bet suvokti, kad jeigu aš tikrai nusprendžiau pakeisti
išeiti iš šitos pozicijos, kuri kartojasi. Tavo, Viktorija, atveju kartojosi savęs apleidimas, nes tu kaip verslininkė irgi daug laiko praleidi versle, taip, savęs apleidimas santykiuose, savęs apleidimas laiko prasme, bet ir savęs apleidimas kokybiniai ryšyje su savimi. Bet tai natūralus momentas, tai nėra nei gerai, nei blogai, bet kada tu nusprendi, kad daugiau taip negali, staiga duris atsiveria ir sako, žiūrėk, bus visko. Bus visko, bet jeigu tu nusprendėjai, taip ir bus, nes tu esi kūrėja. Aš esu tik veidrodis. Taip, ir va tada yra tas įkvėpimas. Jeigu aš noriu staiga fiziškai sustiprinti savo, sakykime, kūną, aišku, kad aš kreipsiuosi į patį geriausią specialistą, kuris mane įkvėps sportuoti, bet jisai už mane nepadarys nieko. Jis galės įkvėpti man, pasidalinti savo patirtimis, būti šalia manęs, bet aš turėsiu tai daryti. Ir prisiminti, kad jeigu jis arba ji gali, ir aš galiu. Ir prisimeni, Viktorija, va tas momentas, kad visada tu savo sakydavai, nu jeigu tu tai padarai, tai kodėl aš negaliu padaryti? Ir bet, Leonora, man buvo turbūt irgi tas pasitikėjimas, kad aš pažiūrėdavau į tavo gyvenimą ir galvodavau, nu jeigu Leonora ir tą, ir mes kalbėjome, mūsų tos gyvenimo situacijos labai rezonuojas, ar ne praeitis, ar ne. Ir galvoju, jeigu jinai susikūrė va tokį gyvenimą, kokį norėjo, jeigu jinai tą praėjo, žinai, jeigu tai reiškia, ir aš galiu, žinai. Tai man va buvo toksai lygiavimasis, galbūt, nu, žiūri kito žmogaus gyvenimą, kad žmogus yra laimingas su savim ir savo gyvenimu. Ir tu nežiūri ne su pavydu, o žiūri, kad aš ir ten noriu būti. Ir Tai aš... man va buvo tas, aš ir taip noriu. O, ir tada užsikrėti būtent tuo. Jo. Labai, labai, labai gera, Viktorija, žinoti, kad galima užsikrėsti ir gerais dalykais. Ir aš norėjau tavęs paklausti, ką tu palinkėtum, ką tu būtum palinkėjus savo, grįžtant į tą pirmą dieną, kad tu nusprendėjai eiti, sakykime, mentorystės keliu, savo asmeninės transformacijos keliu kartu. Ką tu būtum palinkėjus iš šitos pozicijos, kiek jau daugiau negu man atrodo, 1,5 metų mes kartu praėjom šitą kelią ir tikrai tavo gyvenime nuo santykių, sveikatos, dvasinės pozicijos, tu tiek išaugai ir aš taip didžiuojuosi tavimi ir džiaugiuosi tavo sprendimais, kad tu tiesiog labai esi toli nuo tos versijos, kuri buvai. Ir aš norėčiau paklausti tave, nes buvo nelengva ir buvo pakankamai, kaip tu sakai, pakilimų ir nukritimų. Ką tu palinkėtum tai moteriai, kuri kaip tu pradėjo šitą kelią iš šitos pozicijos dabar? Kad eiti jo, Leonora, kad be jokių nedvejonių, bet gal net tos ir dvejonės, aš galvoju, gal jos net ir turi būti. Kad mūsų to kelio dalis ir užsikrėti dar labiau eiti, ar ne? Kad praėjau tą kilpą ir laukia dar kažkas gražiau. Aš galvoju tiesiog, kad visom moterim ir savo to pačiu tiesiog užsikrėsti kito žmogaus gražių pavyzdžių, gražių ir laimingų, sveikų ir gyvenimų. Kaip gražiai pasakyta. Ir aš labai norėčiau pakviesti mus visas irgi priminti savo, kad ne tik yra blogos naujienos, ne tik blogi įvykiai vyksta šitam pasaulyje, vyksta kiekvieną dieną labai daug gerų įvykių. Ir jeigu mes pradėsime galbūt sąmoningai ieškoti internete arba klausyti gerų žinių ir užsikrėsti jomis, mes pamatysim, kad pasaulis nėra tik tai karo būsenoje arba tik tai blogai, yra labai daug gražių dalykų, kurie vyksta kiekvieną mielą dieną. Ir pradedant nuo mūsų pačių, ką šiandieną aš padariau iš savo sielos aistros. Taip, arba kaip aš pamaitinau savo sielą. Nes daugelis jūsų protų gali pasakyti, aš nežinau, kas mano sielos aistra. Ok, tvarkoj, mes nežinom, pamirškim dabar, nementalizuokim. Bet ką aš šiandieną padariau dėl savo sielos? Ką reiškia kažką daryti dėl sielos? Kas yra siela? Siela, su kuo asocijuojasi siela? Nes jeigu išeina energija iš mūsų kūno, kūnas nieko negali atsakyti, nieko padaryti, nei klausyti, nei jausti, nei apčiuopti, nei ragauti. Vadinasi, siela yra kažkoks subtilus, daugiadimensinis momentas, per kurią mes galim patirti gyvenimą.
Ir per šitą momentą mes galim rinktis meilę, per šitą momentą mes galim rinktis augimą, per šitą momentą mes galim rinktis džiaugsmą. Jeigu mes norim pažinti sielą, mes galim žiūrėti į vaikus iki 3 metų. Tai būtent vaikai, kurie mus taip traukia, jie yra tas simbolis, kur dar neprifiltruotas visų programų, visų baimių, visų, kaip sakoma, edukacinių momentų, jokių charakterių, rolių, bet tai yra tyra meilė. Taip, žmogiškam kūne, taip, su visais poreikiais, mama, tėti, maisto, miego ir taip toliau, bet tas tyrumas, kada mes žiūrim į vaiko akis, yra tyrumas, yra meilė, yra džiaugsmas, yra žaismingumas, yra laisvė. Tai tuo pačiu metu, prieš artėjant mums į praktiką ir jūsų klausimams atėjo laikas, jeigu turėsit klausimų, aš noriu tiesiog, kad jūs kiekviena išsineštumėt pirmas vieną momentą, tai yra grįžimas į savo širdį ir susitikrinimas, o kas yra mano gyvenimo aistra už visų rolių, įsipareigojimų, limituojančių minčių ir įsitikinimų. Ir sekantis momentas, o kaip aš maitinu savo sielą kiekvieną dieną. Ir gal jūs einat šokti, gal jūs einat į gamtą, gal jūs einat patylėti, gal jūs skiriat laiko padėti kitiems ne iš nepritekliaus, kad aš neturiu dėmesio, dėl to einu kitiems padėti, kad gauti jį, bet iš gausos. Gal jūs piešiat, gal jūs kuriat kažką, kas yra visiškai kūrybiška ir iš sielos gausos. Nes aš tikiu, kad visos moterys, kurios dirbat, kurios kuriat, kurios turi tikslus ir neturit laiko, ir jeigu vadovaujatės vidinę lyderystę, visada žinote, kad svarba numeris 1 yra kūrėjai. O kas yra kūrėja jūsų realybėje? Tu. Tai yra tavo siela. Tai yra ta aukštesnė tavo esatis negu žmona, negu draugė, negu verslininkė, negu mama ir taip toliau. Tai yra dar aukščiau. Tai yra ta kūrybinė, gyvybinė energija, kuri teka per tave, kuri atneša tos momentus, tas idėjas, tas sąjungas tavo gyvenime, kur tu susitinki kitus žmonės, kur vyksta įvykiai, kur atsidaro momentai, kada tu pamatai, ko jau nebenori turėti, kada atsiveria momentai, kada tu eini į ten, kur norėtum būti, ką Viktorija pasakojo, kaip ta spiralė, jinai tave gali auginti, bet per tą momentą, kada tu atsiduodi tai savo aukštesniai daliai savęs. Taip, tam vedimui ir pasitikėjimui, kurį mums kiekvieną dieną reikia auginti. Tai ką mes būtent darėm su Viktorija per visą šitą 1,5 metų kelionę, kuri prasidėjo po truputėlį nuo 3 mėnesių, mes auginom tą dvasinius raumenis, taip, arba tą dvasinį stuburą, kuris gali padėti šiuo metu Viktorijai be manęs atlaikyti tai, kas vyksta gyvenime ir atsifiltruoti ir suprasti, kad visada yra ta vidinė autonominė dalis, kuomet mes ją užsiemam. Taip, kuomet mes duodam ten energijos ir jėgos. Ir aš norėčiau iš jūsų išgirsti, jeigu turit, pavyzdžiui, kažkokį klausimą arba nerimą apie savo sveikatą, apie savo nervinę sistemą, apie ten, kas nors kartojasi, parašykit, būtinai duokit man žinoti, nes mes galim prieš mūsų praktiką, kuri prasidės visiškai neužilgo, atsakyti dar į keletą klausimų, kad išgirščiau arba galėtume pamatyti ir apčiuopti, kaip galima pakeisti, sakykime, įžvalgą, arba jeigu norit Viktorijai kažkokį klausimą užduoti, irgi būtinai duokit mums žinoti, arba žinute, arba komentaruose. Ir mano komanda arba persiūs man, arba aš matysiu čia, arba jūs galit pakelti ranką ir galite irgi balsu pasidalinti savo gyvenimišką žinutę. Aš matau Neringą, kol dar laukiu klausimų. Neringa, aš tave matau ir prisimenu tavo išgydomą situaciją, labai įdomią, ir aš norėčiau tave prisijungti prie mūsų pokalbio. Aš prisimenu tavo... Labas, labai gera matyti tave. Labas Viktorija, labas Leonora. Visom, žinau, kad ir kurios yra tiesiai žiūrėdamos į mus, arba čia kartu prezencijoje irgi gera žinoti ir girdėti, kad
kad mes šiandieną kalbam iš tikrųjų apie tą galę keisti kažką, daryti ir tuo pačiu gydyti. Ir aš prisimenu, Neringa, tiesiog tu man va dabar atėjai į erdvę, kuomet mes praktikavom kūno skanavimo meditacijas ir aš prisimenu, tu turėjai didelę problemą su menisku. Kas buvo, primink man ir trumpai papasako, kas ten įvyko. Man tiesiog buvo jau vienas meniskas operuotas ir dažniausiai čia būna per tą gijimo procesą tiesiog ir kitas sugriuvo. Ir tada aš nuėjau pas gydytojus pasižiūrėti, nes man jau skaudėjo vaikščioti ir sako, nu ką reikia, čia normali situacija, sako, reikia labai dažna, reikia ir kita, ir kitam reikalinga operacija. Ir atsimenu, dar tada irgi pasakė tik tai, nėra skubu, bet vis tiek reikėtų susitvarkyti metų bėgį. Ir kaip tik tada papuoliau vis į stovyklą pas tave, mes buvom Prancūzijos kalnuose ir pradėjom praktikuoti kūno skanavimo praktiką. Ir kuri, nu, kaip gydomąją tokį, ir pasakoja irgi įvairias istorijas, kurias susijusios su tuo, kad galima išgydyti daugybę savo kažkokių simptomų, kurie savo kūne veikia. Ir aš atsimenu, man tai klausimas irgi, bet jeigu pas gydytojus nuėjai ir jau tau, čia tas jau kaip ir kaulinė sistema, ar ne, ir jau tau sako, reikia operacijos. Ir ar įmanoma, aš tada tau tokį klausimą daviau, tai čia buvo 2017 metai, jau beveik 10 metų praėjo. Tai ar galima su kūno skanavimo meditacija susitvarkyti meniską? Ir aš atsimenu tavo labai gražiai, tiesiog pabandyk, pabandom. Tai neoperuotas mano meniskas po šią dieną, aš esu patapus ir jogos mokytoja ir taip toliau, ir puikiai, taip, ir stebuklinga praktika, kaip ir to soma kvėpavimo praktikos, apie kurias Viktorija kalbėjo iš tikrųjų. Tai bet leisti savo tiesiog, paeksperimentuoti, pažaisti, nes tada irgi buvo toks labai labai gražus tavo toks žaismingas pasakymas, tu pabandyk. Pabandyk ir gal pavyks, taip? Jo, ir tada tas toks, taip, reikia tikėjimo, pasitikėjimo, to tokio atsipalaidavimo turbūt, nesieti, kad, kaip irgi, pati dabar pradžioj pasakoju, kur klausiau, jeigu aš turėsiu tikrai rezultatą, aš tada darysiu, ar ne? Tai tas prisirišimas, kur mes jau bandom reguliuoti, kaip turi viskas būti. Taip. Ir neleisti žaisti su gyvenimu, šiek tiek leisti tų tokių pasiduoti tam tokiam pasižiūrėjom su dideliu smalsumu. O kaip gali būti? Būtent. Ir su tikėjimu, kad vis tiek viskas bus faina ir gerai. Ir žinai, ta kelionė, tokia, žinai, tas kelionė, ką mes darome ir per mentorystę arba per retrytus, kuris irgi bus rugsėjo mėnesį Formenteros saloj, ką mes darome, mes realiai, mano darbas yra pravesti per visas praktikas, kurios man kažkada gyvenime yra padėję ir prisilietę prie mano dvasinio, mentalinio, fizinio ir energetinio pokyčio. Ir kiekviena iš esančių sielų, kurios mokosi arba prisiliečia prie, sakykime, mano kelio arba mūsų kelionės, kelionė yra būti savimi. Nieko daugiau nėra, jokios mano kelionėje religijos, jokių įsitikinimų. Mano kelionė yra priminti tau, kad tu sukūrei tai, ką turi ir kad tu gali perkurti tai, ko nori. Ir būtent per tas praktikas tai yra tik formos sujudinti tavo galias. Tai dėkinga ir Viktorijai, ir Neringai, ir be galo daug visų moterų, kurios man tiesiog parodė, ant kiek galima padaryti su savo tikėjimu, pasitikėjimu. Pradžioje mes, kai netiki, mano mokytojas visada sakydavo, pasitikėk. Kai netiki, pasitikėk. Ir per pasitikėjimą ateis tikėjimas. Bet tikėjimas ne manim, ne kažkuo išorėje, bet tavim, tavo pačios galiomis. Bet jeigu mes bijosim, kaip Neringa minėjo, kažką prarasti, prieš pradedant daryti,
mums bus sunku pajudėti iš tos vietos, kuri jau yra stagnacija. Nes jeigu jūs dairotės į vieną pusę arba į kitą ir sakot, man nėra gerai, kaip ir Rasa dabar paklausė, matau klausimą, kad turi nerimą ir įtampą, ir Greta klausė, ir Edita klausė, taip, kad yra nerimas ir įtampa ir kaip pakeisti tą sutrikimą. Taip, vat ką ir Viktorija kalbėjo. Tai vienas iš pirmųjų momentų mes turim savo nerviniai sistemai ne pozityviomis mintimis, bet pereiti realiai į parasimpatinės, simpatinės nervinės sistemos balansą, kalibraciją. Taip, nes kaip žinome, klajoklinis nervas arba tai vadinamas vagos nervas yra atsakingas už visą mūsų, kaip sakoma, nervinę būseną. Bet kaip tai padaryti? Dėl ko mes gyvenam šiais laikais, kur mes galim prieiti prie tiek daug praktikų. Soma praktika tai nėra kažkokia naujovinė technika, ką jūs galite padaryti. Tai yra sukurta iš senovės indų, seniausių praktikų, kurios atėję iš Himalajų kalnų ir visų praktikų mokytojų, kurie atnešė šitą žinią prieš tūkstančius metų ir tiesiog mes, mano kolega Nira Šnaik, supakavo į fantastišką paketą, kuris yra muzika balansuojanti mūsų abudu pusrutulius ir derinanti mūsų nervinę sistemą per kvėpavimą. Tai jeigu galite įsinešti vieną dalyką iš šio vakaro, tai pirmas dalykas – sulėtinkim kvėpavimą, kada norim sustabdyti savo mintis. Šiandieną darysim praktiką, kuri ir susidės. Jeigu jūs įkvėpėt per 2 kartus šiuo metu, nes jeigu jūsų kūnas stresuoja, vadinasi, kuo labiau mes stresuojame, tuo paviršutiniškiau mes kvėpuojame. Vadinasi, mūsų darbas per kvėpavimą grąžinti mūsų visą diafragmą, atidaryti mūsų kvėpavimą, perleisti į apatinę pilvo dalį ir sulėtinti visą sistemą. Vadinasi, jeigu jūs galite šiuo metu įkvėpti per nosį per 2 kartus, pavyzdžiui, skaičiuojant. Vadinasi, iškvėpti per burną mes turime per 4 kartus. Jeigu jūs galite įkvėpti ir jūs galite žaisti su tuom, jei jūs galite įkvėpti per 4 kartus, ką mes darysime šitoje praktikoje, taip, vadinasi, mes įkvėpsim per nosį per 4 kartus, įkvėpinėjam ir iškvėpsim 2 ilgiau per 8 kartus. Ir pradžioje gali atrodyti labai sunku, gali trūkti oro, bet po truputėlį, kaip ir Viktorija sakydavo, o Dieve, mano krūtinė per daug užstrigus, man per daug. Vadinasi, mes po truputėlį pradedam derinti ir balansuoti. Šiandienos praktiką, į kurią mes eidinėsim, nes jūs ir klausėt, kaip mažinti įtampą, kaip sumažinti stresą, kaip prastai miegu, prabudinėju, vartausi visą naktį, kaip galiu pabūti visą naktį neprabudysi. Vadinasi, kvėpavimas kiekvieną dieną, kaip minėjo Viktorija, gali grąžinti tavo nervinę sistemą, klajoklinį nervą į natūralų, į visų organų, nes visi organai yra susieti per klajoklinį nervą, į natūralią organų veiklą. Vadinasi, kvėpavimas bus mūsų praktika, prieš kurią mes eisime dabar. Ir dar Giedrės klausimą paskaitau. Labai smagu jūs vėl matyti. Norėčiau paklausti, kaip ar su kuo dirbti, kad praeitį buvęs toksiškas žmogus nebegrįžtų į mintis. Kas neveikia ar kas neišdirbta, kad žmogus nebegrįžtų bent ne taip dažnai į mintis. Labai ačiū už jūsų vedimą į šviesą. Giedrė, tą aš darau savo mentorystėje, bet aš tikiu, tu gali tą daryti ir su savimi. Viskas priklauso nuo tavo pasiryžimo, tavo minčių, tavo noro, tavo troškimo, tavo fokuso ir per kiek laiko ir kaip greitai tu nori tą padaryti. Bet realiai, kada mes keičiam savo vibraciją, savo energetinę būseną, mes keičiam savo mintis. Kada mes keičiam savo mintis, mes keičiam savo realybę. Kaip tai padaryti? Pradėkim nuo kvėpavimo
Jei tau patiks ir norėsi daugiau praktikų, daugiau vedimo ir norėsi asmeninės, sakykime, asmeninio ryšio kartu, kreipkis į komandą, mes esam čia ir būtinai, kiek galėsim, tiek padėsim. Tuo pačiu mes turim Soma Breath kvėpavimą, visą praktiką įrašytą online, jūs galite įsigyti be manęs fiziškai, be mūsų komandos ir tiesiog daryti praktikas kiekvieną dieną, ką darė Viktorija. Neringa pasakojo apie skanavimo meditaciją, mes turim ją online visiškai nemokamai, užeikite į bijų, Leonora bijų YouTube kanalą ir ten rasite tikrai nemažai praktikų. O jeigu tu, Giedrė, nori tikrai tikslingai eiti, kad nereikėtų uogauti ir grebauti, žinau, kad praktiškai yra labai sunku pradėti nuo to, aš realiai visada pati renkuosi specialistą, jeigu man reikia kažkur įsivažiuoti. Dabar neužilgo važiuoju į Kolumbiją, anglų kalba kalbėti didžiulę konferencijoje. Man reikia specialisto, aš einu pas specialistą, man specialistas padeda, kaip pagerinti kalbą, kurią aš neįpratus kalbėti. Taip, jeigu jums tai atitinka, prašau, aš esu čia ir labai su didžiulė aistra lauksiu visų jūsų. Taip, Marina dar klausia, kaip suvokti, ko iš tikrųjų nori? Pirmasis jūsų klausimas, minčių daug, šeima, darbas, sveikata, laimė. Taip, Marina, už viso šito, ką mūsų asmenybė trokšta ir nori, nes mes esame jau įpareigoti to norėti, nes pripratę to norėti, nes mums pasakojo apie tai. O ko nori tavo setis? Vat ko nori tavo vidinė tyla? Gal nori daugiau tylos? Gal nori šokio? Gal nori tiesiog savi ekspresijos gamtoje, su muzika, tyloje, meno, draugystės, džiaugsmo, juoko, daugiau davimo meilės. Kažko, ką tu nori išreikšti per visiškai autentiškiausią sielos saviraišką. Tai nėra asmenybė, tai yra daugiau. Ir galbūt per šitą meditaciją, aš matau, visi klausimai jau jungiasi į mūsų meditacijos dalį, kad ir mes turėsim 10 minučių praktiką, aš visas kviečiu būti netrukdomiams, užsidėti ausinukus, jeigu norite, ir pasileisti į tą klausimą ir pasileisti į praktinę dalį, kuri bus kvėpavimas. Prieš pradedant mūsų kvėpavimą, aš norėčiau tik priminti tos, kurios nesate darę Soma kvėpavimo, kurį mes esam sukūrę ir lietuviškai, kartu su Nira Šnaik. Lietuviška programa irgi yra mūsų puslapyje ir čia pasidalino irgi komanda su jumis nuoroda. Pirmiausias momentas kvėpavimas yra per nosį įkvepiam. Taip, šį kartą per šį mūsų praktiką įkvėpsim per 4 kartus ir iškvėpsim per burną per 8 kartus. Dėl to reikia viską daryti lėtai ir kantriai. Taip, įsivaizduokite, jūs sulėtinsit savo gyvenimo filmą. Kitas momentas, mes turėsim 2 kvėpavimo sulaikymus. Kai aš sakysiu, įkvėpkim giliai per nosį, visos kartu įkvėpsim. Galite ir pabandyti ir sakysiu, sutraukiam šakninius raumenis. Vadinasi, mes sutraukiam vidinius raumenis, tarsi norime eiti į tualetą ir negalim šiuo metu. Taip, sutraukiam visus vidinius raumenis ir laikom visą energiją, tarsi keliam galvos viduryje ir atidarom viršugalvį, tarsi norėdamos susijungti su kažkuo aukščiau negu mūsų tik fizinis kūnas. Taip? Ir kuomet negalėsim daugiau laikyti, aš sakysiu, iškvepiam per garsą a. Ir kada kvėpuosit, irgi leiskit kvėpuoti leiskit garsui vibruoti jūsų gerklėje, nes būtent šita vibracija keičia visą nervinę sistemą. Įsivaizduokit, kad jums kažkas uždėjo gongą ant jūsų krūtinės. Visa vibracija pradeda raminti nervinę sistemą. Dėl to, kada įkvepiat, galite iškvėpinėti taip. Ir kitas kvėpavimo sulaikymas bus vakuumas. Pauzė. Vadinasi, aš jūs vesiu, jums nieko nereikia prisiminti, aš tik noriu paminėti, kad nepasimestume tada, kada vesiu. Kada mes įkvėpsime 2 kartą po ilgo sulaikymo, per nosį, iškvėpsim giliai per burną, išlaisvinsim savo plaučius ir nebegrįšim įkvėpti. Liksime vakuume. Liksime pauzėje. Tol, kol galite laikyti. Kada protas pradės sakyti nebegaliu, suskaičiuokit nuo 5 iki 0 ir tada įkvėpkit giliai.
Ir vėl iškvepiat per burną. Neriat po vandeniu ir laikot pauzę. Būtent šiuo metu, kada tai vyksta, jūsų organizmas, negaudamas deguonies, persijungia į aktyvią poziciją ir pradeda siųsti signalus į tas vietas, kur labiausia reikia gydymo, kur labiausia reikia atstatyti arba organus, arba nervinę sistemą, vadinasi, visas kūnas negaudamas deguonies, geriausia ir sveikiausia iki 90 sekundžių, reikės praktikuoti iki to laiko, kad tiek sulaikyti, bet jau per tą pauzę, kurią jūs darote, jūsų kūnas pradeda atgaivinėti senas užmingusias ląsteles ir pereiti į gydymo procesą. Tai pabandykim tiek fiziniam lygmenyje, tiek mentaliniam, tiek tam pačiam dvasiniam pažiūrėti, kas vis dėlto už visų šitų rolių esu aš ir ko labiausia trokštu šitam gyvenime. Užpildyti ne tik tuštumą, bet užpildyti tą begalinę savęs dalį. Pirmiausia, aš pabandysiu susijungti, tai minutėlę pasižiūrėsim, kaip garsas viską. Kol jungiasi, dar galite atsakyti į savo klausimą, pasirašyti, ko norėtumėt, kaip norėtumėt. Taip, pasitikrinsim garsą visiškai neužilgo. Ok, tvarkoj. Na ką. Pirmiausia, taip, čia. Ar girdit mane? Ar girdisi? Taip. Taip girdisi. Aha, tvarkoj. Na ką, pereisim į mūsų praktiką. Galite atsisėsti arba atsigulti. Svarbiausia, kad stuburas būtų tiesus. Susijungsime su muzikos garsais ir pirmiausia susijungsim su kvėpavimu. Įkvėpsim per nosį ir iškvėpsim per burną. Įkvėpiam giliai per nosį, iškvėpiam per garso vibraciją. Įkvėpiam per nosį šnerves, iškvėpiam įkvėpiam giliai, įkvėpiam ir kvėpuok perdėtai, įkvėp giliai ir užpildyk apatinę pilvo dalį, iškvėp lėtai vibruodama. Įkvėpi giliai, sulėtinu visą savo gyvenimo filmą ir iškvėpiu. Įkvėpi per nosį. Įkvėpiam giliai per nosį. Iškvėpiam. Ir iškvėpiam. Įkvėpiam per nosį, iškvėpiam.
su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu užeidinėk už savo rolių. Ir paleisdinėk visas įsivaizdavimo apie save, įsitikinimus, prisirišimus, įkvėpk vis giliau į savo širdį ir iškvėpk laisvindama save per garsą. Įkvėpk giliai į savo širdį ir junkis su ta esencija, kuri yra laisvė, tyrumas, meilė, norėjimas džiaugtis. Susijung su ta spontaniška laisvė, kuri gyvena tavyje. Įkvepiam giliai nosį. Ta meilė, kuri nepriklauso nuo pinigų, nuo rolių, nuo įsitikinimų, nuo pozicijų. Įkvepiam giliai į širdį ir paleidžiam visą, kas yra spaudimas, įsitikinimai, įkvepiam dar daugiau tos vidinės laisvės ir šviesos ir iškvepinėjam per garsą A. Įkvepiam užpildydamos apatinę pilvo dalį vis giliau ir iškvepiam A. Įkvepiam dar kartelį ir iškvėpsim dar kartelį ir pasiruošim visos kartu giliai įkvėpti per nosį. Įkvepiam, sulaikom kvėpavimą, sutraukiam šakninius raumenis, laikom, užmerkiam akis, žiūrim užmerktomis akimis į viršugalvį ir tarsi atidarom viršugalvį, norėdamos susijungti su aukštesne savęs esatim, su kažkuo daugiau negu fizinis kūnas. Laikom. Ir kuomet daugiau nebegali laikyti, iškvėp per garsą. Įkvėpsim dar kartelį per nosį. Ir dabar išlaisvinsim plaučius. Pasiruošim vakuumui, neįkvėpdamos. Liekame pauzėj. Tik tuomet, kuomet tu uždedi pauzę ant savo kvėpavimo. Tu uždedi pauzę ant savo gyvenimo. Nerk vis giliau į dar didesnę pauzę. Išlik šiame vakuume ir leisk savo minčių failams persikrauti. Leisk naujai energijai užeiti į tavo kūną. Leisk tavo širdžiai plėstis. Įkvepi savo ritmu ir iškvepi dar giliau, išlaisvindama viską iš plaučių. Į visišką pauzę, vakuumą, leisdama savo visai nerviniai sistemai persikrauti, sąmoniai pailsėti ir tavo širdžiai įsikvėpti naujų meilės, lengvumo, laisvės idėjų. Ir
kuomet daugiau nebegali laikyti šio vakumo. Įkvėp giliai. Dar kartelį susijung su konkorežinė liauka galvos centre, energija viduje ir sutrauk savo vidinius raumenis, šakninius raumenis ir tiesiog sulaikyk kvėpavimą. Leisdama tavo parasimpatiniai ir simpatiniai nervų sistemai harmonizuotis. Ir kuomet daugiau nebegali laikyti savo ritmu, iškvėpk lėtai ir giliai. Susijungdama su ta tyla, su ta vidinė laisvė, su ta esatim, kuria buvai, esi ir būsi. Už visų įsipareigojimų, už visų įsitikinimų, už visų limitų ir projekcijų ribų. Sugrįžk į tą tylą. Tylą būti laisvai. Na ką, po truputėlį gali lengvai pajudinti savo pirštus, kojų pirštus, rankų pirštus. Pajudinti rankas, kojas. Apčiuopti savo kūną, paliesti jį ir tiesiog sugrąžinti jį į čia ir dabar. Momentą fiziniam kūne, pailsėjusiam prote ir išplėstos tiek sielos sąmonės būsenoj, tai yra, kada krūtinė gali net jaustis lengvesnė, kvėpuoti giliau. Noriu išgirsti, jeigu turite dar kokį klausimą arba kaip jaučiatės. Kaip jaučiatės po šitos praktikos, nors jinai buvo trumpa paragavimui. Aš kviečiu jūs eiti giliau. Truputėlį perrinkim garsus
ir sugrįžkime į čia ir dabar. Tai jeigu kuri norėsit pasidalinti, būtinai lauksiu visų žinučių, o aš esu be galo dėkinga už šią galimybę, kad mes turim tokią tradiciją jungtis vieną kartą per mėnesį, išgirsti vieną kitą įkvepiančią istoriją, prisiminti savo galią, prisiminti savo gebėjimus ir tuo pačiu žinoti, kad visada yra galimybės. Galimybės yra tiek online platybėse ir aš noriu, kad jūs mane pažintumėt iš arčiau tos, kurios dar nepažinojot, tas, kurios pažįstu, kad turėtume tokią tylę, ramią tradiciją susijungti, tos, kurios moterys galbūt esat užsiėmę ir pilnos verslo ir visų namų darbų, tiek savo namuose, tiek savo versluose, tiek savo veiklose. Aš noriu, kad tai būtų kiekvienos iš jūsų maža tradicija prisijungti tiek per įrašą, o galbūt net gyvai ir susijungus vieną kartą per mėnesį žinoti, kad jeigu kita moteris turi laiko savo arba gali suteikti laiko savo, vadinasi ir aš galiu. Ir aš matau, kaip jūs dalinatės, kaip atsipalaidavotės, kaip žandikaulis atsipalaidavo, kad geras jausmas, pečiai atsipalaidavo. Aš tikiu, kad neriant giliau į soma kvėpavimo praktikas, kurios yra įrašytos specialiai lietuvių auditorijai, tiek moterims, tiek vyrams, tai yra fantastiškas instrumentas, nuo ko Viktorija pradėjo savo kelionę ir aišku, su kuo aš pasitinku kiekvieną savo mentorystėje. Tai yra kelionė, kada tu pradedi imti instrumentus ir naudoti pati kaip kūrėja, o ne bandyti, kad kažkas už tave tai padarytų. Dėl to įrašai, kurie yra sukurti kiekvienai dienai nuo 10 minučių iki kelionių, iki 40 minučių, jūs galite pasirinkti kaip vaistinėlę. Aha, šiandien man reikia pasitikėjimo, noriu šito įrašo, šiandien aš noriu pailsėti, man reikia šito įrašo, bet kiekvienas įrašas yra skirtas tau pirmiausia subalansuoti savo nervinę sistemą. O kai nervų sistema subalansuota ir hormonai pradeda balansuotis, kad organai yra labai labai stipriai susiję su klajokliniu nervu, taip kad mes moterys su hormoninė sistema ir išbalansuota nervinė sistema tikrai esam labai stipriai susiję. Dėl to man svarbu pirmiausia, kad moteris pasiektų šią žinutę. Pradėkim kvėpuoti, pradėkim keisti savo gyvenimus, ne tada, kada mums reikia jau klinikinės pagalbos, o tada, kada aš noriu tiesiog perjungti bėgį ir pakreipti savo gyvenimą tą linkmę, kurią aš noriu. Jeigu tu esi toje kelionės dalyje, aš esu čia priimti, pasitikti, pasisveikinti ir galbūt keliauti kartu. Na, o jeigu ne, žinokit, kad visas Leonora Bijų YouTube platforma, tiek yra kelionės į save, online mokymai, visi yra sukurti jums, kad galėtumėt neišėjusios iš namų įsikvėpti ir augti, evoliucionuoti savo asmeninėje kelionėje. Ačiū kiekvienai. Aida sako, iškvėpimui labai juokas ėmė iki ašarų, irgi geras momentas, nes gali būti, kad tiesiog stresas išeidinėjo. Gali ašaros būti, gali juokas imti, gali trūkti oro, daug gražių dalykų kūnas žino, kaip su juo susitvarkyti ir man be galo gera žinoti, kad mūsų kūnai yra patys didžiausi mokytojai ir vedliai. Taip kad gražaus vasario mėnesio, gražių jums atradimų, praktikų ir puoselėjimo savęs, nes tik tada, kada mes pasistatysime stiprų savo dvasinį stuburą, tik tada gyvenimas pradės matytis gražiom pozityviom spalvom. Niekas už mus to nepadarys. Viktorija, ačiū tau labai, ačiū Neringai už pasidalimą, ačiū tau, Viktorija, kad savo tikrai busy day visose mūsų užimtose dienose radai šitą laiką pabūti kartu su mumis ir svarbiausia atidaryti savo kelionės pasidalinimą su kitom moterim. Ačiū tau, Leonora. Tikiu, kad mes dar daug mūsų kelių susijungs kartu. Ačiū, merginos. Iki pasimatymo, ačiū visoms ir gero vakaro. Ačiū labai.